Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien kartu su jumis mes pakalbėsime apie rinką ir pasižiūrėsime, ko mes galime tikėtis toliau. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukų bei parašyti jūsų mintys komentarę. Taigi štai čia mes matome Bitcoino lokalų grafiką ir iškart noriu pažymėti, kad mes turime štai tokius levelius, tai yra oranžiniai leveliai ir jie sudaro mūsų kanalą, kuriame mes judame jau virš mėnesio. Taip pat mes turime ir kitus levelius, kurie yra aktualūs ir mes galime tikėtis tam tikros reakcijos nuo jų. Taigi mes matome, kad štai čia yra mūsų pasipriešinimo levelis, jis yra maždaug ties 71,5 tūkstančių dolerių ir mes matome, kad kiekvieną kartą, kai mes iki jo nueiname, tai mes gauname rejectą. Tai rejectai gali būti skirtingi, tai čia yra false breakai, čia yra complex false breakai ir dabar mes matome, kad kol kas puikiai veikia štai šitas mūsų levelis, kuris yra kaip pasipriešimo levelis ir dabar yra klausimas, ar mes vėl gausime štai čia rejectą ir eisime žemiau, ar mes nueisime aukščiau ir bandysime pramušti štai šitą kanalą bei pakeisti trendą. Būtent apie tai mes ir pakalbėsime dabar, bet kol kas noriu pasakyti, kad mes turime pakankamai ilgą laiką jau šoninį judėjimą ir tiesiog mes turime prekiauti lokalius setupus ir neperlaikyti pozicijų. Štai čia mes turime Bitcoino dienos grafiką ir štai čia mes matome, kad yra dvi tokios trendo linijos ir tai mums duoda suprasti, kad prieš tai buvo tiesiog kanalas šoninis judėjimas, po kurio mes gavome impulsą į viršų ir kol kas labai panašu, kad mes formuojame tiesiog dar vieną mažėjančią bangą ir jeigu mes pažiūrėsime šiek tiek iš toliau, tai mes matome, kad mes turime mažinti trendą ir turime mažėjančias bangas. Taip pat kartu su jumis mes galime nusibrėžti štai čia pasipriešinimo levelį ir taip pat mes galime nusibrėžti štai čia pasipriešinimo levelį ir jeigu nueisime į mažesnius time frame'us, tai mes matome, kad turime labai panašią situaciją ir mes galime sakyti, kad kol kas judame kaip ir buvo prieš tai ir dėl to sakau, kad štai čia yra labai panašu į dar vieną mažėjančią bangą. Tai grįžtant prie vienos dienos time frame'o, ką aš noriu pasakyti, kad mes matome, kad štai čia buvo pramušimas, mums nepavyko pramušti, štai čia mes gavome labai gerą fakeoutą, labai daug žmonių, tai yra prekiautojų, atsidarė long pozicijas ir tiesiog mes surinkome jų likvidumą ir ėjome į apačią. Tai ką mes turime dabar, tai mes matome, kad štai čia buvo pramušimas, bent jau bandėme pramušti, iškart gavome rejectą ir dabar arba jau gausime rejectą nuo dabartinio pasipriešinimo, arba mes padarysime tokį fakeoutą ir tada galime tikėtis, kad eisime žemiau. Kodėl būtent šitas scenarius yra labiausiai tikėtinas, aš nesakau, kad jis bus 100%, bet jeigu mes įsijungsime indikatorius, mes ten neturime jokio divergence'o, tai yra mes neturime kol kas trendo silpnumo ir mes judame pagal trendą. Tai dabar trumpai noriu paaiškinti, ko aš tikiuosi ir manau, kad šitas scenarius turi pakankamai didelę tikimybę suveikti. Tai čia mes arba gauname dabar rejectą, arba nueiname šiek tiek aukščiau ir tada mes pakrintame maždaug iki palaikymo zonos. Čia gali būti kažkokia konsolidacija ir tik tada bandymas išeiti aukščiau. O indikatorė mes galime matyti maždaug štai tokį scenarių ir štai čia pas mus gali susidaryti divergence'as ir tai aišku mums signalizuos, kad mes turime trendo silpnumą ir galimai trendas bandys keistis ir mes galime eiti aukščiau. Prieš tęsiant šitą video toliau noriu priminti, kas dar neturite VEX paskyros, tai tikrai rekomenduoju susikurti pagal mūsų duotą nuorodą arba pasitikrinant, kad būtų įrašytas referral code žodis Arktika ir jūs gausite daug papildomų bonusų nuo mūsų. Pats pagrindinis bonusas yra, kad jūs lygiai po 24 valandų, kai užsiregistruosite, gausite VIP2 statusą ir tai aišku automatiškai yra mažesni komisiniai mokesčiai ir jūs kuo daugiau prekiaujate, tuo daugiau sutaupote ant komisinių mokesčių. Na ir taip pat jūs gausite dar daug įvairiausių bonusų nuo mūsų. Na ir kai jūs užsiregistruosite pagal mūsų duotą nuorodą, aš labai rekomenduoju sekti visus VEX eventus, tai jūs galite daryti štai čia, nes pakankamai dažnai VEX paleidžia naujus eventus, kuriuose jūs galite dalyvauti ir aišku už tai gauti dar papildomų bonusų. Aš asmeniškai VEX naudoju jau virš metų ir tikrai nėra jokių problemų. Taip pat mes pažįstame jų komandą ir jeigu netyčia iškils kažkokių problemų, tai mes galime padėti greitai jas įspręsti. Visas nuorodas rasite šio video aprašyme ir nepamirštam pasitikrinti, ar yra įrašytas referral code žodis Arktika. Dabar trumpai noriu pakalbėti apie likvidumą ir kur jis yra. Iš tikro kol kas Bitcoin
Bitcoino grafike yra žymiai daugiau short pozicijų nei long ir dėl to mes galime eiti šiek tiek žemiau ir surinkti šitą likvidumą. Tai likvidumas, kitaip tariant, yra kitų žmonių stop lossai ir jie praranda pinigus ir tokiu būdu rinka stumia kainą, kad surinkti iš tų stop lossus, kitaip tariant, surinkti jų likvidumą. Tai čia mes turime sekantį Bitcoino lokalų grafiką. Jūs esate matę šitą grafiką, bet tiesiog noriu paminėti, kad vis dar šitas grafikas yra aktualus, visi leveliai ir zonos yra aktualios, tad tikrai rekomenduoju persibraižyti savo ir žiūrėti, kokia bus reakcija. Kol kas mes matome, kad labai puikiai veikia štai šitas pasipriešinimo levelis, kuris yra maždaug ties 71 500 ir mes matome, kad visą šitą augimą mes sustabdėme būtent prie šito levelio ir prieš tai, kaip jūs jau galite pastebėti, labai gerai suveikia štai šitas palaikymo levelis, kuris yra šiek tiek žemiau nei 66 000 dolerių. Mes nuėjome iki jo ir iškart gavome štai tokį atšokimą. Šiek tiek noriu pakomentuoti naftos grafiką. Mes matome, kai tik prasidėjo karas Irane, iškart mes gavome štai tokį augimą ir tikriausiai kiekvienas iš jūsų pastebėjote jau pagal kuro kainą, kad tikrai kažkas vyksta ne taip. Kol kas mes matome, kad štai čia vyksta kritimas, o kritimas vyksta dėl vienos labai paprastos priežasties, nes Trumpas pasakė, kad jis turi kažkokį kitą planą ir tikrai visi bus laimingi ir kol kas mes matome, kad vyksta korekcija. Na ir štai čia jūs galite pamatyti, kokios išlaidos yra vykstant karui ir mes matome, kad labai greitai jos didėja. Aišku, bet koks karas yra išlaidos ir tikrai negerina ekonomiką ir aišku, tai atsispindi rinkose ir dėl to mes negalime pamatyti jokio augimo. Tai čia mes turime sekantį Bitcoino grafiką ir aš noriu trumpai paminėti štai šitą pasipriešinimo zoną. Jinai yra mums labai aktuali ir mes galime pamatyti, kad trendas pasikeis maždaug nuo 72,5 tūkstančių dolerių, jeigu dabar netlaiko štai šitas pasipriešinimo levelis. Taigi štai šitoj zonoje mes galime stebėti, kokia yra reakcija ir jeigu mes ją pradėsime rejectinti, reiškia mes pamatysime, kad lokaliai trendas keistis ir keliausime žemiau. Taip pat noriu paminėti, kad štai čia yra pas mus gepo viršutinė riba ir Bitcoinas iki šiol jos vis dar neuždarė. Na ir štai čia mes matome šiek tiek aiškiau, kur yra mūsų gepas, tai yra kur jo pradžia, kur jo pabaiga ir mes matome, kad gepas vis dar yra aktualus ir laiko klausimas, kada mes jį uždarysime. Tai gali įvykti ir po savaitės, aišku, yra labai mažai tikėtina, nes mes turime pakankamai daug blogų naujienų ir tikrai tai atsispindi rinko. Tai kol kas mes šitą gepą tiesiog turėkime omenyje ir mes turime suprasti, kad jis anksčiau ar vėliau bus uždarytas. Na ir jeigu kalbam apie Ethereum gepą, mes matome, kad štai čia irgi yra gepas, kaip ir Bitcoino grafike ir noriu pasakyti, kad Ethereum juda paskui Bitcoiną ir aš jau kalbėjau pakankamai daug apie Ethereum, tai mes iš tikrųjų tiesiog galime stebėti Bitcoino grafiką ir suprasti, kad Ethereum juda paskui Bitcoiną. Kol kas aš nieko naujo apie Ethereum nepasakysiu, visi leveliai zonos išlieka aktualius ir mes tiesiog turime stebėti reakciją bei turėti kantrybės. Na, o jeigu trumpai kalbėti lokaliai apie Ethereum grafiką, tai aš tiesiog rekomenduoju stebėti štai šitas dvi zonas. Tai yra pirmoji mūsų zona maždaug nuo 2060 dolerių iki 2100 dolerių, kur ir mes esame dabar. Jeigu mums nepavyks jos pramušti, tai gausime rejectą ir tiesiog turėsime dar vieną mažėjančią bangą. Šita zona yra prieš tai esanti imbalanso zona ir kol kas jinai veikia gerai ir dabar veikia kaip veidrodinė zona. Reiškia, jinai jau yra nebe palaikymo zona, o pasipriešinimo zona ir jeigu mums pavyksta ją pramušti, tai mes nueisime ir pratestuosime štai šitą pasipriešinimo zoną ir jinai yra pakankamai svarbi ir mes turime žiūrėti, kokia bus reakcija. Jeigu mes gausime iki šitos zonos augimą, štai čia gali būti rejectas ir jeigu matysime, kad kaina spaudžiasi ir vis bando grįžti prie šitos zonos, reiškia mūsų laukia pramušimas tam, kad surinkti likvidumo. Jeigu trumpai kalbant apie Ethereum likvidumo, tai mes jau dabar lokaliai visą likvidumą surinkome ir kaip jūs galite suprasti, tai yra vienas iš signalų, kad mes galime keisti trendą ir keliauti link žemiau esančių likvidumo ir link žemiau esančių palaikymų. Mes turime Arctic Academy ir būtent štai čia jūs galite rasti viską apie prekybą. Tai yra jūs per 90 dienų, tai yra per 3 mėnesius galite gauti strategiją, kaip reikia prekiauti, kas yra prekyba, kokie turi būti lūkesčiai, kaip reikia pristaikyti prie rinkos ir dar
dar daug naudingos informacijos jūs galite rasti mūsų mokymo programoje, tad kas norite išmokti prekiauti, suprasti, kaip veikia rinkos, jūs galite rasti tai mūsų mokymo programoje ir jeigu kils kažkokių klausimų, tai drąsiai galite parašyti mūsų administratoriui ir tikrai jis atsakys į jums dominčius klausimus. Taip pat galite nueiti į mūsų svetainę Arctica Academy ir štai čia susipažinti šiek tiek plačiau apie mūsų mokymo programą, kas į ją įeina, ko jūs išmoksite ir taip pat verta paminėti, kad šita mokymo programa vyksta video formatu, tai yra jūs galėsite mokytis, kai tik turėsite laiko. Pabaigai trumpai noriu pakomentuoti apie Bitcoino dominaciją, jau seniai nieko nesakiau, iš tikro čia nėra labai daug ką sakyti, nes mes turime lygiai tokį pat kanalą kaip ir Bitcoino ir Ethereum grafike, kuriame mes ir judame. Kad išeiti iš šito kanalo, tai aišku, mums reikia šiek tiek daugiau laiko, bet kol kas mes labai aiškiai matome, kad mes pažeidėme štai čia trendą, tai yra čia įvyko trendo pasikeitimas ir čia mes formuojame kol kas mažėjančią bangą ir kai tik Bitcoin dominacija pradės kristi, tada mes aišku tai pajausime pagal visus altcoinus, nes jie parodys augimą. Na ir verta paminėti, kad mes turime pakankamai stiprų palaikymo levelį ties 57,20%, į kurį mes turėtume atkreipti dėmesį. Tikiuosi video buvo naudingas, nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuko bei parašyti savo mintis komentare.